Krizių intervencija. Tai skubi psichoterapinė pagalba, psichologinė parama teikiama krizinių išgyvenimo metu. Krizių intervencija taikoma tik prasidėjus kriziniams išgyvenimams. Kiek įmanoma mažiau laike nutolstant nuo krizinių įvykių, nuo krizinių situacijų pradžios. Krizių intervencija vykdoma neretai ne vieno žmogaus, o komandos, kurią sudaro įvairių specializacijų specialistai. Tai profesionalių darbuotojų grupė, kuri organizuoja ir teikia reikiamą paramą krizės išgyvenantiems žmonėms. Tai ir savanoriai, krizių įveikimo darbuotojai, tai ir socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, psichoterapeutai. Tai ir policijos pareigūnai, ugniagesiai, dvasininkai, pedagogai, bendrosios medicinos praktikos darbuotojai. Tai asmenys, kurie susiduria su sunkius krizinius išgyvenimus jaučiančiais asmenimis ir atitinkamai turintys galimybę palaikyti kontaktą su tais žmonėmis, su jų artimiausia aplinka. Tai asmenys, kurie čia ir dabar gali padėti žmogui neužsisklęsti, suvokti, kad jis yra čia ir dabar ne vienas, kad jį atjaus, supras, kad jo jausmai yra tikri ir reikalingi, natūralūs. Neretai įvardyjama, jog krizių intervencija ir psichoterapija, psichoterapijos seansai turi labai daug sąsajų. Tačiau aktualu įvardinti, jog specialisto pozicija čia itin aktyvi, emociškai palaikanti. Aktualu suvokti, kad psichoterapijos trukmė, krizių intervencijos trukmė terminuota, neilgiau 2 mėnesių. Ir dėmesys skiriamas situacijos ir išgyvenamų jausmų čia ir dabar normalizavimui. Orientuojamasi ne į praeities išgyvenimų analizę ir reikšmę šiandieninėje aplinkoje. Orientuojamasi į konkrečių krizinių išgyvenimų pasekmes, į jausmus čia ir dabar, į žmogaus galėjimą veikti čia ir dabar. Stengiamasi padėti konkrečiam individui jausti aplinką efektyviai, kiek tai yra įmanoma, ir sugebėti ją analizuoti, kiek įmanoma adekvačiau, atrasti savo galimybės su maksimaliais pagalbos teikimo šaltiniais, reabilituotis ir efektyviai eiti krizės įveikimo keliu. Pagalba suteikiama neatidėliotinai. Surenkama krizinio įvykio išgyvenimo istorija. Tiek kliento tiesiogiai prašoma pasakyti, kas sąlygojo krizę, kokios buvo prieš krizinės aplinkybės, kas nukentėjusio žmogaus akimis vyksta dabar. Reikia žinoti visus pagrindinius duomenis apie situaciją. Kas sąlygojo krizę, kiek žmogui ji svarbi, kaip pats žmogus suvokia nutikusių įvykių reikšmę gyvenime, galėjime išlaikyti gyvenimo kokybę, kasdienybę. Kiek reikšmingų pokyčių kliento suvokimu reikalaus pati krizė. Kiek vidinių resursų turi žmogus tam, kad krizę įveikti sėkmingai, kiek išorinių, tai socialinės aplinkos pagalbos resursų žmogus turi, į ką gali atsiremti.
Nustatoma, ar tai psichologinė krizė, ar kitas į krizę panašus sutrikimas. Įvertinami išgyvenimų intensyvumas, fazė, rizikos faktoriai, galimi pavojai slypintis tiek paties žmogaus viduje, kaip polinkis nusižudyti, polinkis kitiems savidestrukcijos, saviagresijos aktams. Galimybės gauti artimųjų ir draugų pagalbą. Išsiaiškinamos kliento pastangos ir galimybės veikti. Įvertinama, ką klientas gali padaryti. Neretai chronizuotas krizinės situacijas patiriantys žmonės pasižymi psichinių ligų recidyvu, kritinėmis būsenomis. Tokiu atveju tinkamas ir adekvatus žmogaus būsenos įvertinimas padės numatyti reikiamas pagalbos priemonės. Pavyzdžiui, chroniški kriziniai išgyvenimai jau reikalaus sisteminės pagalbos ir tiesiog krizinio konsultavimo neužteks. Aktualu padėti žmogui atstatyti vidinius resursus ir asmenybės vientisumą. Reikės daug darbo siekiant padėti išgyventi krizei būdingus jausmus, atrasti elgsenos modelį, kaip krizę išspręsti pozityvia linkme. Tačiau čia jau reikės ne tik psichologinės paramos, bet neretai ir medikamentų, psichiatro pagalbos, kurios periodiškai arba nuolatos vartos konkretus žmogus. Taip pat turi būti nustatomi veiksmai, galintys padėti aiškiai pamatyti situaciją, trumpalaikiai intervencijos tikslai, kokiais etapais, kokiu intensyvumu bus teikiama pagalba krize patiriančiam žmogui. Apibrėžiama krizės intervencijos pabaiga, iškeliami tikslai, ko turi būti pasiekiama konkrečia pagalba. Numatoma, kas įsitrauks į pagalbą, pasirenkama siaura intervencijos sfera. Susitikimai su konkrečiu klientu skiriami orientuojantis į kliento poreikius. Jie gali būti dažnesni, trumpesni, jie gali keisti savo dažnumą ir aptariamas temas. Tačiau klientas dažniausiai išsekintas iš gyvenimų. Todėl ilgiems susitikimams ir gilesniai analizai neretai net nėra pajėgus. Aktualu gauti galimybę supervizijai, galimybę konsultuotis su kolegomis apie kliento situaciją, taip padedant žymiai efektyviau klientui reabilituotis. Atsiriboti nuo galimų subjektyvumo klaidų, teikiant psichosocialinę pagalbą konkrečiam klientui. Svarbu, kad klientas būtų informuojamas apie tai, kokius tikslus jis turi pirmiausia pasiekti, ko tikimasi iš jo reaguojant į teikiamą pagalbą, kokią trukmę apims teikiami pagalbos veiksmai, kokią naudą jie jam duos. Aptariamos intervencijos sąlygos, paskatinimai, viltys, kurias gali turėti pats klientas, ko jis gali tikėtis ir ko tikimasi iš jo. Klientas neturėtų rūpintis krizinės terapijos apmokėjimu. Aptariama galimybė aptarti atvejį su specialisto kolegomis, įvardyjamos konfidencialumo ribos. Kliento anonimiškumas ir konfidencialumas gali būti pažeidžiami, jei jo gyvybei gresia pavojus, gresiančių savižudybių atvejais. Ar
grėsinčiomis situacijomis, kai klientas gali tapti pavojingas patiems artimiausiams šeimos nariams. Tuomet skubi pagalba bus teikiama atvykstant į kliento namus ar kitas vietas, kur konkrečiu momentu žmogus yra. Pagalba tuomet jau turėtų būti organizuojama nepriklausomai nuo žmogaus noro sulaukti pagalbos veiksmų. Žinoma, toks modelis dažniau būdingas Amerikos krizių įveikos tarnyboms, tačiau ir Lietuvoje jį taikyti yra aktualu. Kliento anonimiškumas ir konfidencialumas turi likti nepažeidžiami, išskyrus itin pavojingas situacijas. Taip, skubi pagalba organizuojama tik jam pačiam sutikus. Modelis būdingas Lietuvai. Lietuvoje psichologinė pagalba telefonu teikiama laikantis nepažeidžiamo žmogaus konfidencialumo ir anonimiškumo ribų. Tačiau mums aktualu padėti žmogui išvengti kenkimo sau pačiomis įvairiausiamis formomis. Svarbu pastebėti, jog krizinės intervencijos metu, krizinės komunikacijos metu itin artimas ryšys tarp specialisto ir kliento. Labai ryški empatija, maksimalus įsiklausimas, nuosaikumas vertinimuose ir paskatinimas nuosaikiai vertinti aplinką. Aktualu padėti įveikti besireiškinti pasimetimą, aktyvinant asmenybę, įgalinant konstruktyviai veikti. Esant poreikiui, socialinis darbuotojas turi elgtis direktyviai. Taip saugoti kliento gyvybę ar jo auginamų vaikų poreikių tenkinimą. Apsaugoti klientą ir jo artimiausią aplinką nuo destruktyvių veiksmų arba minčių. Direktyviai tai daugiau specifinė komunikacijos forma, individualiai pamatuojama ir įvertinama kiekvienos situacijos rėmuose. Aktualu išlaikyti nuosaikų bendravimą su klientu. Turi būti palaikomi realūs kliento lūkesčiai. Klientui išsakomi specialisto lūkesčiai, palaikoma asmenybė, skatinamas pozityvumas, prosocialus asmenybės kryptingumas. Bet koks kalbėjimas su klientu apie tolimesnę ateitį ar kitus svarbius faktus, asmenis, perspektyvų realumą gali paskatinti negatyvius jausmus. Gali paskatinti klientui jausmą, jog jis yra nesuprantamas. Būtent todėl ir krizės įveikimo planas yra nuolat koreguojamas, jis pateikiamas švelniai. Nesikoncentruojama vien tik ties ateitimi, stengiamasi padėti čia ir dabar. Dirbant su socialinės rizikos grupės šeimom ir jų nariais patyrusiais psichologinę krizę, padedant krizę įveikti, aktualu yra pačiam žmogui padėti mažinti jaučiamą sumaištį, atstatyti žmogaus veikimą normaliomis gyvenimo sąlygomis. Ir šiam procesui būdinga kelti gausybę mažų tikslų. Visų pirma, svarbu padėti žmogui stiprinti orientaciją savyje ir aplinkoje. Pirminių pokalbių metu ir vėliau nuolat palaikant sistemingą komunikaciją su klientais, aktualu stengtis padėti žmogui atsakyti į klausimą, ką aš jaučiu, kokią aplinką aš matau, kas tiksliai joje nutiko. Svarbu padėti žmogui išvengti negatyvių vertinimų
abstrakčių vertinimų. Aktualu padėti pamatyti smulkius elementus pačiose įvairiausiose situacijose. Svarbu padėti susikurti saugią atramą, nuo kurios krizę patiriantis asmuo galėtų atsispirti, ieškodamas saugumo, galėjimo, pasitikėjimo savimi. Pirmiausia, klientui suteikiama informacija susijusi su krizinė situacija. Perteikiami faktai, įvykiai, objektyvus jų vertinimas, galimybės, kaip išspręsti situaciją, kokios įmanomos pasekmės, vienaip ar kitaip elgintis. Aktualu suteikti informacijos apie tai, ką yra normalu jausti išgyvenant krizę. Kokia krizei būdinga trukmė, kokie yra įveikos būdai, kaip žmogui ieškoti psichinės pusiausvyros stiprinimo, kaip atsipalaiduoti ir kaip išvengti negatyvaus streso pasekmių. Aktualu parodyti žmogui, ką jis turi pamatyti, į ką turi atkreipti dėmesį, būdamas nuolatinėje savo veikloje, kasdienybėje, rutinoje. Susitvarkant su jausmais, asmeniui svarbu išlieti sielvartą, visas su tuo susijusias emocijas. Svarbu sudaryti žmogui sąlygas papasakoti apie įvykį, iškelti į paviršių prisiminimus. Išklausyti visus įmanomus situacijos vertinimus, visas kylančias mintis. Aktualu paskatinti likti ne vienam su patiriamais jausmais, tačiau jais pasidalinti su socialiniu darbuotoju, su artimaisiais. Tuo pačiu metu, kai dirbama su konkrečiu klientu, naudinga padėti ir šeimos nariams. Padėti suprasti, kaip jaučiasi jų šeimos narys išgyvenantis krizę. Padėti suprasti, kokios pagalbos galima tikėtis. Padėti suprasti esmę, kodėl krizę išgyvenantis asmuo vienaip ar kitaip elgiasi. Kodėl sutriko visos šeimos kasdienybė, kodėl sutriko jų poreikių tenkinimas. Be kaltinimo, be vertinimo, tiesiog paskatinant konstruktyvią komunikaciją ir aktyvuojant palaikymą individui iš šeimos, skatinant jų sutelktumą, skatinant jų tarpusavio supratimą. Svarbu padėti žmonėms pajusti, kad jie gali kontroliuoti įvykius, padėti atlikti veiksmus ir leisti jiems šiek tiek koreguojamiems, šiek tiek valdomiems judėti krizės įvykos link. Grįžtant prie įprastinių buitinių darbų, veiklų. Grįžtant prie savarankiškos, konstruktyvios, jiems būdingos komunikacijos šeimos aplinkoje, platesniuose bendravimo ratuose. Žmogus turi pamatyti, kad pats yra pokyčių veiksnys ir pats savo pastangomis gali sąlygoti pokyčius, pozityvius pokyčius jo gyvenime. Tai galima įgyvendinti siejant aš su pokyčiais, vidinį žmogaus aš, atstatant jo savivertę, atstatant jo savęs vertinimo struktūros kriterijus, darant juos konkretesniais. Tai labai aktualu atsižvelgiant į tai, jog sunkius krizinius išgyvenimus patiriantys asmenys yra linkę save vertinti neigiamai. Neretai, jei įprastai gyvenantis žmogus turi aibę kriterijų, pagal kuriuos save vertina ir skirtingai akcentuoja savo vertę skirtingose situacijose, veiklose, suvokia, kad jis itin efektyviai veikia konkrečioje gyvenimo sferoje ir kiti jo aplinkos asmenys gali būti kiek geresni
kiek profesionalesni, tikslesni už jį veikdami kitur, jis priima kaip normalią gyvenimo aplinkybę, kad nėra idealus. Tuo tarpu su kriziniais išgyvenimais susidurintis individas yra linkęs absoliutinti negatyvų savęs vertinimą. Apatija neretai yra paskatinama savęs neigiamo vertinimo apskritai, kai žmogus nebetiki, kad nors ką nors gali padaryti tinkamai, kai atsisako planuoti, tikėti, viltis. Jei per greitai keliami reikalavimai žmogui, jei jis atsisako prisijimti atsakomybę už savo jausmus, jei jis atsisako priimti pagalbą, gali kilti pyktis. Neretai jis išreiškiamas paslėptai. Neretai pyktis savo ar artimiems šeimos nariams slepia tiesiog žmogaus nuoskaudą, nepasitikėjimą savimi ir aplinka. Slepia negebėjimą išreikšti savo jausmus ir savo poreikius, negebėjimą netgi suprasti savo turimus aktyviausius poreikius. Taipogi krizės išgyvenantiems žmonėms būdinga bipolinio mąstymo ir pasaulio matymo būdu pririšti poreikių tenkinimą prie labai konkrečių norų, iškelti pernelyg griežtus ir tikslius reikalavimus poreikių tenkinimui. Reikalaujama artimiausioje aplinkoje gyventi įtampos sąlygomis. Nors to tikrai neturėtų būti. Pyktis kyla iš bejėgiškumo jausmo, ką nors pakeisti, iš protesto prieš aplinką ir patį save. Pyktis kyla iš nusivylimo tais, kurie paliko, laiku nesuteikė pagalbos, kurie ir dabar galimai nesupranta, kurie, kaip klientas, mano atstumia, ignoruoja, neatjaučia. Tai neišsakytų, neišspręstų jausmų paprastiems, atitolusiems artimiesiems perteikimas. Tai pykčio projektavimas į tuos asmenis, kurie yra čia ir dabar. Tokie pykčio proveržiai gali virsti psichologiniu smurtu, kai krizę patiriantis žmogus, stengdamasis išreikšti savo nuoskaudą, smurtauja prieš savo šeimos narius, smurtauja prieš darbuotoją, kuris stengiasi jam padėti, kitus specialistus. Jei krizė chronizuojasi, toks elgesys tampa santykiniu normatyvu konkretaus kliento gyvenime, mąstyme, elgsenoje. Būtent todėl labai svarbu socialiniam darbuotojui išgirsti, ką reiškia konkretus pyktis, kokia jo kilmė. Komunikuojant, skatinant veikti, klientas turi būti paskatinamas pats pamatyti savo pyktį, jo raišką ir elgsenos pasekmes artimoje ir tolimesnėje socialinėje aplinkoje. Tokiu būdu paskatinant ne kaltės jausmą, tačiau konstruktyvius elgsenos pokyčius, mąstymo pokyčius, savęs vertinimo pokyčius. Tik tada klientas, matydamas savo veiksmų pasikeitimo rezultatą, tai efektyvesnė pagalba iš aplinkos, geresnį artimųjų žmonių nusiteikimą, jų akyse spindinčią ramybę ar net laimę, pasijaus galintis ir mokantis veikti. Tai bus reikšmingas žingsnis krizės įveikimo link. Aktualu ir tai, kad socialinis darbuotojas gebėtų identifikuoti, kaip ydingai žmonės yra linkę
ignoruoti jiems teikiamą pagalbą, jiems skiriamas pastangas padėti įveikti krizę. Neretai tai pasireiškia ydinga psichologinė gynyba, kuriai būdinga yra paties asmens nesuvokimas, jog iškreipiama realybė, jog jis aplinkai skiria netinkamas vertes, vertinimus. Ydingos psichologinės savigynos būdai tik maskuoja problemas, nerealistiškai keičia aplinkos veiksnių reikšmę, jų aktualumą, asmens veiksmų reikšmę, jų prasmę, ar net ignoruojant galimybę atlikti konkrečius veiksmus įveikiant krizę. Visų pirma, kaip psichologinės savigynos mechanizmas pasireiškia projekcija. Tai dėl savo paties nesėkmių, nelaimių, sunkumų kaltė suteikiama kitiems žmonėms. Jiems priskiriami kliento nepriimti jausmai, impulsai, mintys, savęs vertinimo elementai. Ir kartais socialinis darbuotojas gali patirti psichologinį smurtą, ataką, pyktį, nepasitenkinimą iš krizę patiriančio asmens, vien dėl to, kad pastarasis projektuoja į jį labai aiškų ir stiprų nepasitikėjimą. Klientas pats priėmęs stigmą, negatyvius stereotipinius vertinimus iš visuomenės savo elgesio, išgyvenimams ir jausmams, kažkuria savo dalimi šventai patiki, jog aplinkiniai slepia nuo jo tikrasias mintis, jog elgesi su jom veidmainiškai. Jis patiki, jis nebeieško galimybės pamatyti realią situaciją. Jis stengiasi patvirtinti savo tikėjimą. Ir natūraliai aplinkoje pastebi pačius įvairiausius indikatorius, kurie jį paskatina dar tvirčiau patikėti savo teisumu. Taipogi būdingas pernešimas, kai jausmas ar reakcija pernešami nuo vieno objekto į kitą. Paprastai tokį, kuris yra mažiau grėsmingas, mažiau baisus ir potencialiai negalintis apsiginti. Tokiu būdu žmogus lyg ir mažina įtampą, tačiau problema, baimė ar bejėgiškumas nėra pašalinami. Nėra išsprendžiamos problemos susijusios su tikraisiais žmogaus išgyvenimais. Negatyvių išgyvenimų šaltinis nedingsta. Taipogi būdinga ir racionalizacija, kaip bandymas nuraminti save racionaliais argumentais. Vietoje tikrų situacijos veiksnių akcentuojami patogūs, kurie leidžia išlaikyti save santykinai vientisą, leidžia padėti savo pačiam patirti mažesnį kiekį aktyvių negatyvių emocijų ir skirti atsakomybę už visus įmanomus pokyčius aplinkoje kažkam kitam. Taipogi gali pasireikšti slopinimas. Sąmoningai vengiama galvoti apie neraminančias problemas, norus ir jausmus. Tarkime, jei tėvai prarado galimybę savarankiškai auginti vaiką ir pastarasis yra įkurdintas vaikų globos įstaigoje, dalis tėvų tokius gyvenimo pokyčius gali įvertinti labai negatyviai. Tokiu būdu klientas gali perteikti atsakomybę už nutikusius įvykius socialiniams darbuotojams, vaikų teisių apsaugos specialistams, policininkams. Esą ne jo veiksmai, ne jo būklė
ar būsena sąlygojo vaikų poreikių netenkinimą. Ir dėl to vaikas iškeldintas gyventi kitur į aplinką, kurioje vaiko poreikiai bus patenkinami tinkamai. Esą jis nieko negali padaryti, nes tokie įstatymai, tokios aplinkybės, taip susiklostė gyvenimas. Arba netgi stengiamasi paneigti keliamas aplinkos sąlygas. Stengiamasi paneigti reikalavimus kylančius iš aplinkos tam, kad vaikai vėl galėtų augti šeimos aplinkoje. Pavyzdžiui, žmogus ignoruoja savo materialinių gyvenimo aplinkos sąlygų skurdumą, jų netinkamumą augti vaikui ir teigia, kad tuoj viskas bus gerai. Aš kelis kartus apsilankysiu vaikų globos įstaigoje ir vaikas grįš namo. Ignoruojamos darbo paieškos, ignoruojamas poreikis atsikratyti priklausomybės veiksmų, kaip girtuoklystės ar kitų priklausomybių elgsenos. Žmogus gali atsisakyti tikėti perteikiamomis nuostatomis iš aplinkos. Gali atmesti, paslėptai atmesti socialinio darbuotojo pastangas padėti reabilituotis. Taipogi gali pasireikšti efekto izoliacija, kai žmogus atskiria mintis nuo jausmų. Jis praranda ryšį su jausmais, kuriuos kelia tam tikra mintis. Toliau suvokia kognityvinius elementus, toliau sugeba analizuoti situaciją, išskirti neretai esminės situacijos detalės. Jausmus taipogi jaučia visą negatyvių emocijų spektrą, visą negatyvių jausminių išgyvenimų spektrą ir lydinčias būsenas. Tačiau paaiškina emocijų ir jausmų kilmę visai kitomis priežastimis, racionalizuoja. Taipogi gali pasireikšti neigimas, izoliacija nuo problemų. Tikėjimas, kad nėra gyvenime sunkumų, nėra nutikusios prastos situacijos, nėra grėsmės iš aplinkos ar iš savęs paties. Kaip dar sudėtingesnis krizinės situacijos metu būdingas psichologinės savigynos mechanizmas, tai išstūmimas. Kai kriziniai įvykiai, mintys ar išgyvenimai yra sąlyginai pašalinami iš žmogaus psichikos. Jausmo komponentas gali būti suvokiamas, bet lieka atskirtas nuo priežasties. Tokiu būdu socialinis darbuotojas ir jame matoma grėsmė oficialiai gali būti neigiama, tačiau išliekantis nepasitikėjimas ir pagalbos ignoravimas reikšis ganėtinai aktyviai. Kylant įvairioms krizinėms situacijoms gali pasireikšti ir idealizacija. Perdėtai pabrėžiamos teigiamos kitų žmonių, į kuriuos baiminamasi nukreipti nesąmoningą pyktį savybės. Tarkime, konfliktinių situacijų tarp sutuoktinių metu, esant psichologinio smurto veiksniams ir situacijoms šeimos aplinkoje, smurto auka gali formuoti iškreiptą meilės suvokimą, iškreiptą prieraišumo suvokimą smurtautojui, idealizuodami subjektyviai suvokiamas kaip būtinasias gyvenimo šeimoje aplinkybės, pačius įvairiausius veiksmus,
smurtautojo vaidmenyje, smurtautojo asmenyje. Vienas iš jų bus: negalima nutraukti santykių su smurtautoju, todėl kad jis yra pagrindinis šeimos finansų šaltinis. Jis vienintelis būdas išlikti, išgyventi. Tokiu būdu griūva paties krizę patiriančio žmogaus asmenybė, krenta savęs vertinimo sistemos, savęs vertinimo lygmens galimybės leisti žmogui veikti, leisti žmogui išlikti veiksniam. Taipogi susiduriama su aplinkybėmis, kai dėl neįveikiamų gyvenimo aplinkybių, dėl subjektyvaus jų pavojingumo, reikšmingumo pasitelkiama mistifikacija. Krizinės situacijos ir išgyvenimai aiškinami mistinėmis jėgomis, sutapimais, įvykiais, bloga akimi, netgi prakeikimais. Pagalboms ieškoma pas ekstrasensus arba pasireiškia kraštutinis polinkis į pamaldumą, į religingumą. Tai aplinkybės, kurių metu žmonės atsisako prisimti atsakomybę už save ir priima vaidmenį, kuriame jie gali nekeisti savo gyvenimo, neiti pozityvios adaptacijos gyvenimo eigoje keliu ir laukti išorinio dieviškos, mistiškos jėgos pagalbos veiksmo, kuris atstatys gyvenimo lygmenį į norimą ir reikia tik palaukti. Nes neretai girdimas ir pasakymas kenčiantiems dangus. Tokiu būdu pats žmogus lyg ir priima nuostatą, jog gyventi chronizuotos krizės būsenoje yra gerai. Kentėti yra gerai. Ir tokia nuostata priimama kaip normatyvas.